Paryžiaus mados savaitės podiumo žvilgėjo ir spindėjo pristatant naują Giorgio Armani žėrinčią pavasario-vasaros kolekciją. Jis skleidė akinančias naujoves, nes spalvingos medžiagos atrodė kaip lydytas metalas. Juodame fone ilgas aptakės sukneles demonstruojantis modeliai spindėjo raudonais ir juodais lazeriniais atspalviais. 76 metų Giorgio Armani garsėja savo konkrečių linijų kolekcijomis. Šį kartą jis pristatė naują metalinę kolekciją, kurios metu ant podiumo karaliavo blizgios krištolų nusagstytos suknelės ir žvilgančios skrybelės. Vienas modelis ant juodos rafinuotos viršutinės rūbo dalies dėvėjo didelius spalvingus juvelyrinius dirbinius sujungtus taip, kad sudarytų apnuoginančią nugarą viršutinę rūbo dalį. Tviskančios rožinės ir mėlynos vamzdelio formos suknelės ir aptemptos blauzdinės buvo derinamos su akmenimis, nusagstytais tinkliniais šydais ir blizgančiomis diskų formų skrybelėmis. Italų dizaineris šiandien yra vadinamas italų mados veteranu ir yra Paryžiaus madų šou favoritas.